karšta. Feels like a sauna. Kaip saunai. Can you imagine? It's like this all the time in India. Indijoje visą laiką taip, žinokit. Įsivaizduoji? I just went in June. Aš- It was 44. Aš buvau birželį ir ten buvo tada 44. And then night time was 32 O naktį 32 inside the room. kambarį. Yeah. So the only way I could sleep is go to the shower, take shower, and go straight to bed and sleep, not doing nothing. Vienintelis būdas, kaip užmigti, nueiti po šaltų dušų, nusiprausti ir iš karto atsigulti į lovą nieko nedarius. If I do something, again sweating. Jeigu nors ką pasijudinu padaryti, prakaituoju. But I'm glad it's not like this all the time. Maybe 1 week or 2 weeks. Bet That's all. kaip gerai, kad pas mus ne visą laiką taip. I don't like it. Kartą ar 1 ar 2 savaitės. Man toks karštis nepatinka. Well, I mean, I'm glad that everyone is here. Labai džiugu, kad visi atvyko čia esat. And thank you so much for coming. Ačiū, kad atvykot. Are you ready Ar jūs pasiruošę to hear from God? girdėti iš Dievo? If you are expecting, He will speak to you. Jeigu jūs laukiate iš jo, jis kalbės jums. That's the only thing that God needs, expecting heart from God. Vienintelio dalyko, ko jis laukia iš mūsų, tai laukiančio širdies. Ir jis kalbės mums per žodį. And I feel in my spirit to continue the same thing that we were talking last week. Ir aš savo dvasiai turiu žinojimą, kad man reikia tęsti tai, ką aš kalbėjau praeitą susirinkimą. And that was the Hebrews 11, 6 and 7 we read. Mes skaitėme iš laiško Žydams 11 skyriaus 6-7 eilutę. Hebrews 11, 6 and 7. 6-7 eilutė. Without faith it is impossible to please Him. He that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of that diligently seek Him. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie jo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad jis atsilygina tiems, kurie kruopščiai jo ieško. Let's pray. Pasimelskim, draugė. Father, we thank you, Lord, for this meeting today. Tėve, dėkoju už šį susirinkimą. Lord, I thank you for everyone that came today. Dėkoju už kiekvieną, kuris čia atvyko. Lord, as we start to meditate your word, I ask you to open our spirits, Lord. Viešpatie, bestudijuojant tavo žodį, prašau atverk mūsų dvasias. To us, Lord. Kalbėk mums per savo žodį. We need to hear from you, Lord. Mums reikia girdėti iš tavęs, Dieve. Uplift us, Lord, through your word. Pakelk mus viešpatie savo žodžiu. Thank you, Jesus, for lifting us up. Ačiū tau viešpatie, kad sustiprinimus ir pakeli. Who needs the strength, Lord, strengthen them today, Lord. Tam, kam reikia sustiprinimo, sustiprink juos viešpatie. Those who needs to be encouraged, encourage them, Lord. Tam, kam reikia padrasinimo, padrasink juos viešpatie. Thank you, Jesus, for doing it. Ačiū tau viešpatie, kad darai Holy tai. Spirit, have your perfect will in this place. Šventoji dvasia, te tavo tobulą valią išsipildo. Let your will be done in this place. Te tavo valia išsipildo šioje vietoje. Thank you, Jesus, for your anointing upon us. Ačiū tau viešpatie už tavo patepimą. Let this be a special service in our lives. Te būna tai ypatingas susirinkimas mūsų gyvenimams. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Amen. Amen. We studied last week, without faith it is impossible to please God. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. You know, Praeitas- and we try to please, all kinds of people in life. Mes bandom patikti gyvenime įvairiems žmonėms. And, we try that, our human nature. Tai mūsų žmogiška prigimtis. It's wonderful. Ir tai But even puiku, more than that is to please God. bet tai yra žymiai daugiau negu kad tai yra patikti Dievui. And it says, okay, if there is only verse 6, we don't know how. Jeigu būtų tik 6 eilutė užrašyta, mes nežinotumėm, But kaip 7 jam, also there, bet yra po to 7 eilutė. And it says, without faith it is impossible to please Him. Pasakyta, be tikėjimo neįmanoma jam patikti. And with the faith, those who come to Him, God will reward them. Ir tie, kurie ateina pas jį su tikėjimu, Dievas jiems atlygins. Whatever the reward you want, Kokio atlygio benorėtum, whatever the need you have. kokį poreikį So beturėtum tu. in other words, God is saying, if you come to me in faith, Jeigu tu ateini su tikėjimu pas I mane, will give you what you want. aš tau suteiksiu tai, ko tu trokšti. So simple. Labai paprasta. If you come to me with the faith, Jeigu ateini pas mane su tikėjimu, if you seek me, jeigu ieškai manęs, I will give you what you want. aš tau suteiksiu tai, ko tu trokšti. And then if it is like that, there would be one problem. Jeigu tai yra taip, būtų viena problema. All of us, we went to God sometimes, Visi mes karts nuo karto esam nuėję pas Dievą but we didn't get it. ir negavom. But the key word is there,
those who diligently seek. Raktinis dalykas yra, kurie stropiai jo ieško. Means diligently means until you get it. Stropiai reiškia tol, kol gausi. Until you receive from God whatever you want, seeking Him is the diligently seeking Him. Tol, kol gausi iš Dievo tai, ko nori, ieškoti jo stropiai, kol gausi. And then we saw a couple of examples from the Bible. Ir mes matėm porą pavyzdžių iš Biblijos. Because I like to see something happening in the Bible and to see the example. Aš noriu matyti pavyzdžius, kurie įvykė Biblijoje. It says, those who come to God, Tie, kurie ateina pas Dievą, God will reward them. Dievas jiems atlygins. And we saw two examples. Ir mes pamatėm du pavyzdžius. There is a paralyzed man. Paralyžiuotas vyras, He wanted a healing. jis norėjo išgydymo, He wanted to come to Jesus, jis norėjo ateiti pas Jėzų, but there was no room. bet nebuvo vietos. And there were so many people outside. Daugybė žmonių buvo laukia And he's on the stretcher. ir jis buvo ant neštuvų. 4 people carrying him. 4 žmonės jį They atnešė. carried all the way from their home. Jie iš namų jį atnešė visą kelią. But still he did not get the healing. Bet jis Just net by carrying him. vien dėl to, kad jį atnešė į kitų namų, jis negavo išgydymo. And they climbed the roof, Jie užlipo ant stogo, climbed the steps. užlipo laiptais, Still Jesus did not give healing. Jėzus nesuteikė dar išgydymo. And they take the tiles off Nuardė čerpes, and reached Jesus. pasiekė Jėzų. Then Jesus healed him. Tada Jėzus išgydė jį. After he reached, diligently seeking Jesus. Po to, kaip jis stropiai ieškojo Jėzaus ir pasiekė jį. What if he stopped only coming to the yard? Jeigu jisai būtų sustojęs kieme, I would think he would not have got healed. manau, tikrai nebūtų gavęs išgydymo. What if he just climbed and then, oh, I climbed so hard, I'm tired. Jeigu po to, kai jie užlipo ant stogo ir būtų pasakę, mes taip pavargę, And It is- he would knock on the ceiling, on the roof. ir baladotųsi į lubas, į Jesus, I'm on the stogą. top. Jėzau, mes ant stogo. There's no room to come in. Vietos nėra patekti į So vidų. you come out. Taigi tu išeik lauk. He did not. Jis to neprašė. He was determined until I get my healing. He's- I want to reach Jesus. Jis buvo apsisprendęs pasiekti Jėzų ir gauti išgydymą. That's what it is diligently seeking means. Tai reiškia, stropus ieškojimas būtent toks. And look at these 3 things he did. Pažiūrėkite į 3 dalykus, ką jis atliko. He walked, they carried him. Jo draugai nešė jį ant pečių iš namų, They came to the yard. atėjo į kiemą, They could see Jesus through the window. jie galėjo matyti Jėzų per langą, And they're climbing the steps. laiptais užlipo ant stogo, In the Middle Eastern times, the steps all the time go outside the window like this. vidurio rytuose tais laikais visada statydavo namus su plokščiais stogais When ir they laiptai climbing- eidavo palei langą ant When they're stogo. climbing, they could see Jesus. Taigi, belipant laiptais jie galėjo matyti Jėzų, But when they climbed on the roof, bet kai jie užlipo ant stogo, they cannot see Jesus. Jėzaus jau matyti nebegalėjo. That's the hard time. Tai sunkus momentas. Most of us, we give up then. Dauguma iš mūsų pasiduodam būtent toj vietoj. We do all, as much as we feel like, Jesus is hearing or he's Mes darom tol, kol jaučiam, kad Jėzus girdi mus ar Jėzus mato mus, But when they climb the ceiling, bet kai jie užlipo ant stogo, they cannot see Jesus. Jėzus jau matyti A negalėjo. big, thick ceiling is between them. Storos lubos buvo tarp jų ir Jėzaus, They did not give up. bet jie nepasidavė. He got his healing. Jis gavo savo išgydymą. And we saw one more example. Mes matėm dar vieną pavyzdį. There's one centurion. Buvo šimtininkas. He's a Gentile. Jis buvo pagonis. He heard about Jesus. Jis išgirdo apie And Jėzų. his servant was sick, Jo tarnas sirgo, suffering so bad. smarkiai labai sirgo, And he kankinosi. wanted Jesus to come to his house and heal him. Jis norėjo, kad Jėzus ateitų į jo namus ir išgydytų jo tarną. So he sent Taigi jis pasiuntė a word to Jesus through the disciples. per mokinius žodį Jėzui. Disciples knew him. Mokiniai žinojo He's a jį, very good man. kad jis geras He vyras, built the church jis pastatė bažnyčią, and he's not a Christian. jis nebuvo krikščionis. So disciples begged Jesus. Taigi mokiniai tiesiog prašė Oh, Jėzaus, Jesus, you need to come, please. Jėzau, tau tikrai reikia ateiti. And this man is a very good man. Šis vyras geras žmogus And his servant is sick. ir jo tarnas serga. Let's go to his house. Eikim į jo namus. So Jesus decided to go. Jėzus apsisprendė eiti. And Jesus was not even close by the house. Dar Jėzui nepriejus arti namų. This man sent the word. Šis žmogus pasiuntė žodį. Jesus, please don't come. Jėzau, nereikia tau That ateiti. is what a privilege. Kokia privilegija. Just stay there Gali pasilikti ten, kur and just esi speak the word.
Ištark tik žodį. My servant will be healed. Mano tarnas pasveiks. Just speak the word. Ištark žodį. My servant will be healed. Mano tarnas bus He sveikas. believed so strong, Jis taip tvirtai tikėjo. even Jesus was shocked. Netgi Jėzus buvo šokiruotas. Jesus was surprised Jėzus buvo that nustebęs, he has so strong faith. kad jis turėjo tokį stiprų tikėjimą. Jesus don't even need to come in. Jėzui net nereikėjo ateiti į vidų. And Jesus was turned about all the people. Jėzus atsigrėžė į visus And žmonės he was recommending, this Gentile about his faith. ir jis kalbėjo žmonėms apie šio pagonio Look at tikėjimą. this man's faith. Pažiūrėkit į šio vyro What a tikėjimą. strong faith he has. Kokį stiprų tikėjimą jis turi. And these two examples we saw last time. Mes matėm šios du pavyzdžius praeitą kartą. The one is only with the action. Vienas buvo tik veiksmas. Paralysis man did not talk. Paralyžiuotasis nekalbėjo. He did not say friends talked anything to Jesus. Jo draugai nepasakė nei žodžio Jėzui. They did only action. Jie atliko tik veiksmą. And this centurion, Šis šimtininkas, he spoke only. jis vien tik No kalbėjo. action. Jokio veiksmo. So, we saw faith, without faith, we cannot please God. Be tikėjimo mes negalim patikti Dievui. But when we come to God, Bet kai mes ateinam pas Dievą, we have to have a faith mes turim turėti tikėjimą and action also ir veiksmą, to receive from God. kad gautumėm iš Dievo. So we saw one man has action, Mes matėme, vienas vyras turėjo veiksmus, one man has the words, vienas vyras turėjo žodžius, confession. išpažinimą. And today, I want to show one more example, Noriu parodyti šiandieną dar vieną pavyzdį. and then we see one example who has the words but no action. Pavyzdį, kuris turėjo žodžius, bet neturėjo veiksmo. There is a man, we read that also many times, blind Bartimaeus. Dar vienas vyras, apie kurį daugybę kartų skaitėm, tai aklas Bartimiejus. He was born blind. Jis gimė aklas. And one day Jesus was coming to Jericho. Ir kartą vieną dieną Jėzus atėjo į He was Jerichą. sitting on the roadside begging. Šitas vyras aklas sėdėjo And he palei, heard the noise. palei kelią ir prašė išmaldos. Jis išgirdo What's that triukšmą. noise? What's that noise? Koks čia triukšmas? He said, Jesus is passing by. Jėzus eina pro šalį. And then he went, oh, that's the one I heard. Ir jis čia tas, apie kurį aš girdėjau. I need my eyesight. Man reikia mano regėjimo. So what can I do? Ką man daryti? I need to get to Jesus. Man reikia pakliūti pas I Jėzų. cannot walk. Negaliu eiti. He can walk, but he cannot see. Jis gali eiti, bet jis nemato, kur eina. And he don't know where Jesus is. Jis nežino, kurioje vietoje tiksliai yra Jėzus. So he decided, Taigi jis I apsisprendė. have a mouth. Aš turiu burną. I can just scream at Jesus. Galiu šaukti Jėzui. So he decided, Jis nusprendė. Jesus, Jėzau, have mercy on me. pasigailėk manęs. Būk man gailestingas. That's seeking God. Tai Dievo ieškojimas. He was seeking after healing. He was seeking after Jesus. Jis ieškojo Jėzaus, jis ieškojo, kad išgydymo. But Jesus did not heal right away. Bet Jėzus jo iš karto neišgydė. He did not even stop. Jėzus net nesustojo He ties juo. was just still passing by. Jis toliau ėjo į priekį. And all the people surrounding this blind man, Žmonės, kurie buvo apsupę šį aklą they vyrą, rebuked him. jie uždraudė jam. They almost put him down, shut him up. Jie barė ir liepė jam užsičiaupti. Shut up, blind man. Užsičiaupk, Be quiet. neregiai ir nekalbėk. But the blind man did not stop. Bet aklas žmogus nesustojo. He was diligently seeking Jis stropiai ieškojo. until Jesus stops. Kol, Until he stops Jesus. tol, kol sustabdė Jėzų. So when he decided Jesus still not calling him, he decided to scream more louder. Jėzus dar jo nepakvietė. Tada jis nusprendė šaukti dar garsiau. More louder. Garsiau. How many times, when we don't get an answer, sometimes we like, we better stop. Kaip dažnai negaunam atsakymo ir, tai jau gal liautis. Now this Sustot. blind man, he's not only doing the same thing, he did more. Šis aklasis neregys ne tik kad tą patį darė, dar daugiau pradėjo They daryti. said, shut up, blind man, be quiet. Žmonės sakė, užsičiaupk neregį. He decided, oh, Jesus! Jėzau! More louder. Dar garsiau. He sought diligently. Jis ieškojo stropiai. And Jesus said, okay, bring that blind man. Tada Jėzus pasakė, atveskit tą neregį pas mane. And he gave him the blind eyesight. Ir jis jiems suteikė regėjimą. He diligently sought until he received what he wanted.
Jis stropiai ieškojo, kol gavo tai, ko norėjo. And in Psalm 1, Pirmo, before going to Psalm, let's see one more example. dar pažiūrėkime į vieną pavyzdį. John's Gospel, Evangelijoje pagal Joną, 11th chapter, 11 skyriui, from verse 1 nuo pirmos eilutės. up to maybe 6. Up to 6. Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. Seserys nusiuntė žinią, viešpatie tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė, šita liga nemirčiai, bet Dievo garbiai, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo. Now 17 to 25. Nuo 17 iki 25. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusį kapo Rūsyje, o Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug 15 stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė, aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. This incident also we know very well. Šį įvykį mes taip pat labai gerai There are žinom. two sisters and a brother, 2 seserys ir very brolis, good friends of Jesus. geri Jėzaus draugai. They live in Bethany. Jie gyveno Betanijoje. Anytime Jesus comes to Bethany, Kiekvieną kartą, kai Jėzus eidavo pro he Betaniją, fellowshiped with them. jis užeidavo pas juos į namus pabendrauti su One jais. day, brother Lazarus got sick, Kartą very seriously ill. smarkiai Lozorius apsirgo. Well, they both, sent a message to Jesus. Jie pasiuntė žinią Jėzui. And they said, Jesus, Jėzau, the brother you love so much is sick now. Please come and heal mūsų my brolis, kurį tu myli, jis labai smarkiai apsirgo, ateik ir pagydyk jį. brother." Well, somehow, Jesus did not go. Kažkaip Jėzus iš karto nenuėjo. And Lazarus dead Lozorius numirė. and already buried in the tomb. Buvo palaidotas jo kūnas kape. And now we read the conversation between Martha and Jesus. Mes skaitėm pokalbį tarp Mortos ir Jėzaus. And Jesus was finally coming after 4 days. Po 4 dienų Jėzus galiausiai atėjo. Lazarus already in the tomb 4 days. Lozorius jau kape 4 dienos. And, Bethany was close to Jerusalem. Betanija buvo arti Jeruzalės. And so Jesus was coming to Jė, Bethany. Jėzus ėjo į Betaniją. And many were thinking, oh, Jesus coming to, comfort them. Ir daugelis galvojo, kad Jėzus ateina taip pat jų paguosti. And 20th verse it says, Martha heard that Jesus is coming. Ir 20 eilutėje pasakyta, Morta išgirdo, kad Jėzus jau ateina. And saying to Jesus, Ir išėjo ir pasakė Jėzui, oh Lord, if you were here, my brother would not have died. viešpatie, jei tu būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų numiręs. Sounds like a very faith words. Skamba kaip žodžiai pilni tikėjimo. If you were here, Jeigu tu būtum čia my buvęs, brother would not have died. mano brolis nebūtų numiręs. Very strong faith words. Atrodo, žodžiai su stipriu tikėjimu. And if you hear those words, Jeigu išgirsti šios žodžius, you would think that oh, she has a full of faith. manai, kad jinai pilna tikėjimo. By the words. Pagal žodžius. And then, Jesus said, oh, no problem. Jėzus sako, nebėda. After, the 22nd verse, and then, Jesus said, your brother will rise again. Tavo brolis prisikels. You know what she said? Žinot, ką jie atsakė? Oh, I know. Aš žinau. In the last day, Paskutinę dieną he will rise again. jis prisikels. She acted like she is even quoting the Bible to Jesus. Ji taip elgėsi, tarsi cituotų Bibliją Jėzui. And that's true. Ir tai tiesa. She said, in the last day, my brother will rise again. Paskutinę dieną mano brolis prisikels ir tai tiesa. And looking at that sentence, you would think what? Ir žiūrint į tą sakinį, tu pagalvotum ką? Oh, she believes the Bible. Ji tiki Bibliją. And a lot of faith. Daug tikėjimo. And, looking at those conversations, Žiūrint į šį pokalbį, you would think she is full of faith.
Manytum, kad jinai pilna tikėjimo. And then let's see, Pažiūrėkim, goes on to the tomb and all the story goes on. kaip rituliuojasi tas veiksmas, ta istorija ir jie nueina iki kapo. Jesus asked her, where is Lazarus now? Jis pasakė, kur dabar Lozorius. They took him to the tomb. Jie nuvedė jį prie kapo. And facing the tomb. Jie žiūrėjo į kapą And Jesus is telling ir Jėzus to pasakė the people, žmonėms, now remove the stone. dabar akmenį nuritinkit. You know what Martha said? Žinot, ką Morta pasakė? Looks like it's so full of faith. Jie atrodė tokia pilna tikėjimo. Let's read now verse 39 and 40. 39 ir 40. Jėzus tarė, nuriskite akmenį, mirusios sesuo Morta įspėjo viešpatį jau dvokė, jau 4 dienos kaip jis miręs. Jėzus jai tarė, argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Look at this one. When Pažiūrėkite, Jesus said, kai remove the stone, Jėzus pasakė, nuritinkit akmenį, what is that one? kas tai? That's the action. Veiksmas. Until then, she was talking so good. Iki to momento ji labai gerai kalbėjo. Oh, Jesus, if you're here, you are so good, miracle worker. Oh, you would heal my brother. O Wonderful. Jėzau, tu toks geras stebuklų darytojas ir tu gali mano brolį išgydyti, būtum išgydęs. And Jesus probably said, oh, that's very good. You believe. Wow. Jėzus sakė, turbūt labai gerai, tu tiki, labai And they puiku. said, oh, I will raise your brother. Ir Jėzus pasakė, aš jį prikelsiu. Oh, she said, oh, I know, Lord, I know. Ji- I read in the Bible. Ji pasakė, aš žinau viešpatį, skaičiau Biblijoje, štai čia. Yeah, on the last day, my brother will Paskutinę rise dieną again. mano brolis prisikels. Now, when it comes to the action, Dabar, kai eina kalba apie veiksmą, they, 4 days already in the tomb. 4 dienas jau kape. She said, what? Ji pasakė, ką? Oh, Lord, it's already stick. Jau smirda. 4 days inside, Lord. 4 dienos kape. In other words, she's saying, I don't believe. Mūsų žodžiai sakant, aš netikiu. Because, I mean, plain, in other Tiesiai. words, Jesus said, take the stone out. Nes Jėzus pasakė, nuritinkit akmenį. Because whatever you said, it's so good to confess. But now, put in the action. Tai, ką tu išpažinai, tai geras išpažinimas. Gerai, taip tikėt, dabar tai parodyk veiksme. That's what they're diligently seeking. Tai reiškia stropus ieškojimas. Not only saying, not only listening, but into practice. Ne tik tai girdėti ir klausyti, bet veiksme tai padaryti. When it comes to action, Kai eina kalba apie veiksmą, oh Lord. ji pasakė, o viešpatį. She's telling like Jesus don't know. Ji taip sako, tarsi Jėzus nežinotų He to. knew already. Ji žinojo. And she's telling, oh Lord. O viešpatė, jau 4 dienos kape. Oh. Matot? That's why when diligently seeking means our confession and our actions together. Stropus ieškojimas yra, kai mūsų išpažinimas ir mūsų veiksmai drauge. Then immediately God will hear our request. Tada iš karto Dievas išgirs mūsų prašymą dėl bet ko. And so many examples I can tell from India. Oh, Daugybė pavyzdžių aš galiu papasakoti iš Indijos. yeah. And believing looks like a believing so. Ir atrodo, kad taip gerai tiki. But when it comes to action, Bet kai eina kalba apie veiksmą, the words and action sometimes doesn't go together. žodžiai ir veiksmai kartais drauge nesiderina. That's where we are missing. Ir čia mes prasilenkiam. That's why he that cometh to God must believe. We believe. Tas, kuris ateina pas Dievą, privalo tikėti. But when it comes to diligently seeking him, Bet kai eina kalba apie stropų jo that ieškojimą, means putting into practice. tai reiškia praktiškai į veiksmą tai atnešti ir atlikti tai. And so we seek, Mes taip pat ieškome, but not diligently. bet nestropiai. We seek a little bit. Mes truputį paieškom. Well, whatever is until comfortable, To- until we can handle it. Tol, kol mums pasidaro pakankamai patogu ir jau mes patys galim atlaikyti tai. But when it comes to the more harder thing, Bet kai tai pasidaro dar sunkiau action we are not doing. ir veiksmo nebelieka. That's why we're not getting reward. Dėl to mes negaunam atlyginimo. Because Hebrews 11:7 will be fulfilled if we do both of them. Todėl Žydams 11:6-7 gali išsipildyti mums, jeigu mes darysim tai. And one more example, the other way we will see. Dar vieną pavyzdį pamatysime iš kitos pusės. Here we saw Čia mes pamatėme, Martha saying it, Morta kalbėjo, but not action. bet veiksmo nebuvo. We see that, you remember Peter? Atsimenat Petrą? Yeah, very bold man. Ypatingai drąsus vyras. And when Jesus said, let's go to the, Judea or something, Kai Jėzus sakė, Jerusalem, eikime į Jeruzalę, and the disciples said, oh Lord,
They just wanted to kill you over there. Why you want to go? Ir mokiniai pasakė, viešpatie, jie tik norėjo tave nužudyti, kodėl tu ten nori eiti? Jesus said, oh, that's how I supposed to. The scripture has to be fulfilled. I need to go to Jerusalem. Jėzus pasakė, aš turiu eiti į Jeruzalę, nes raštai turi išsipildyti. And Peter said, I'm ready even to die with you, Jesus. Petras pasakė, viešpatie, aš pasiruošęs su tavi mirti. Yeah. Looks like a bold, very good confession. Atrodo toks drąsus išpažinimas. If somebody says like that, how do you feel? Jeigu kažkas tai pasakytų, kaip tu jaustumės. I'm ready to do anything for God. Esu pasiruošęs bet ką padaryti dėl Dievo. Even to die. Netgi numirti. Oh boy, we think, man, what Mes galvom, oho, strong faith. koks tvirtas tikėjimas. And then Jesus was captured, Jėzus buvo suimtas and it was a night time. naktį He was, cold, so Šalta. afraid. Peter was shocked. ir jie buvo išsigandę, Petras buvo šokiruotas. And little girl comes. She says, hey, Nedidelė merginukė I think you look ateina. like Peter. Sako, tu panašus į Petrą. Yeah, you the Italian mafia guy. I know you. Tai iš Italijos. And he says immediately, oh, I know, no. Ne, čia ne aš. Where is the action? Kur veiksmas? But talking? Bet kalbėti. Oh, very good. Oh, I'm gonna die, Jesus, for you. Jėzau, aš numirsiu už tave. No problem. Jokių problemų. But when it comes to action. Bet kai ėjo kalba apie veiksmą. Now, let's turn me to Psalm 91. Dabar atsiverskim į psalmę, 91 psalmę. Please read all of it. Visą psalmę perskaitysim. 91. 91. Kas tik gyvena aukščiausiojo pastogėje, pasilieka visagalio pavėsį. Jis sakys viešpačiui, mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtovė, pasitikiu tavimi. Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro. Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, po jo sparnais rasi prieglaudą, jo ištikimybė dengiantis skydas. Nereikės tau bijoti nakties siaubo, nei strėlės iššautos dieną, nei maro sėlinančio tamsoje, nei rykštės niokojančios vidudienį. Nors 1000 kristų tavo kairėje ir 10 000 dešinėje, tavęs niekas nepasieks. Tu žiūrėsi ir matysi, kaip baudžiami nedorėliai. Tu pasirinkai viešpatį savo prieglaudą aukščiausiai savo užuovėje. Todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė, nes jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum. Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę, sutrypsi liūtuką ir slibiną. Kas mane myli, tą gelbėsiu. Saugosiu jį, nes jis žino mano vardą. Kai jis šauksis, manęs išklausysiu. Būsiu su juo varge, išgelbėsiu ir pagerbsiu. Pasotinsiu jį ilgu amžiumi, pagirdysiu savo išganimo. Antroje eilutėje. Kas pasilieka visagalio šešėlyje. Aš sakysiu viešpačiui, kad jis yra mano prieglauda. Reiškia, jis sako savo burną. Aš sakysiu, Jėzus mano viešpats. Jėzus mano stebuklų darytojas. Jėzus mano gydytojas. Sakymas. Burna. Bet kai prieini prie 9 eilutės, daugiau jau nėra sakymo. Yra darymas. Tu padarei. Tu pasirinkai viešpatį savo prieglaudą. Visa psalmė padalinta į 2 dalis. Pirma psalmės dalis yra tik išpažinimas. Daugybė palaiminimų, kai mes išpažįstame. Jis apsaugos tave tamsoje ir dieną. Ir tai labai nuostabu. Jėzus mano gydytojas, mes išpažįstam. Mes išpažįstam savo burną. Bet dar didesnis lygis yra, kai mes ne tik sakome, bet ir darom tai. Tai reiškia, mes tai jau įdedam į veiksmą. Ir nuo 9 eilutės
those who made God as the inhabitation. Jau čia žymiai aukštesnis lygis. Tie, kurie padarė Dievą savo prieglaudą. Then God is saying, Tada Dievas jau kalba jiems. He is my beloved Jis mano mylimasis sūnus, because He loves me. nes jis mane myli. You see, I told you in Hebrews 11:6, Aš jums sakiau, kad laiškė žydams it 11:6. says in my Bible, it says, Mano kalbo išversta taip. without faith you cannot be a beloved son to me. Be tikėjimo negali būti mano mylimasis sūnus. And here it says, those who made me as in habitation, made in action, Tie, kurie padarė mane savo prieglaudą, He will be tai veiksmas. my beloved son. Jie taps mano mylimi Then sūnus. God is testifying on behalf of Tada Dievas jau skelbia mūsų naudai. God is telling other people, Dievas sako kitiems žmonėms, He loves me. ji myli mane, He loves me. jis myli mane, He's my beloved son. jis mano mylimas sūnus. He's my, not for anything else. Ne dėl nieko kito, Not for miracles, not for healings, ne dėl stebuklų, ne dėl išgydymų, just because we love God, vien todėl, kad mes mylim Dievą putting into action. ir tai parodom veiksme. And in 15th verse, 15 eilutė, it says, when he cries out to me, kai jis mane šauksis, I will reply. aš atsakysiu. That means when he comes to me, I will reward. Reiškia, kai jis ateis, pas mane aš jam atlyginsiu. When he comes to me, Kai jis ateis pas mane, I will reward. aš atsakysiu ir Same thing, atlyginsiu jam. Hebrews 11:6 is in the same form here. Žydams 11:6 užrašyta čia, 91 psalmė, tik kitoj formoj. Those who come to me, Tie, kurie ateina pas mane, I will reward them. aš jiems atlyginsiu. And he said, those who made me as the inhabitation in action, Tie, kurie padarė mane savo prieglaudą veiksme, I will answer. tiems atsakysiu. And in Psalm 15 we read. Ir 15 psalmė perskaitėm. That's also first verse if you read it. Pirma eilutė, jeigu paskaitysi, It says there are two things. One is a guest, one is a living, I think. Huh? Those who is on the guest, 15th verse. I don't know the which word they use. 15 Psalm psalm, 15. 15 psalmė, Yeah. Who shall be as a guest in your tabernacle? svečias, yeah. Yeah. You see? I guess. Yeah. And the second verse, Who can live in Zion. you see? Yeah. There are two different things. 15 psalmė, kur skaitėm, One is a guest. pasakyta pačioj pradžioj pirmos eilutės, kas gali būti svečias tavo palapinėje, One is permanently living. o antra dalis pasakyta, kas gali gyventi tavo buvime. Tai They are not reiškia, two the same. čia du skirtingi atvejai. Who is a guest? Kas yra svečias? Anyone who comes Tas, kuris ateina and leaves after a while. ir po kažkurio laiko išeina. They don't live there permanently. Toj vietoje neapsigyvena pastoviai. But the second line it says, Bet antra those who dalis. permanently live Kurie pastoviai on my holy apsigyvena mountain. mano šventajam kalne. Most of the time, Dažniausiai, when we only hear kai mes tik girdim and listen ir klausom and believe, ir tikim not doing the action, ir netliekam to veiksme, we are like the guest. mes kaip svečiai. When we need something, Kai mums kažko reikia, we come as a guest to God. ateinam kaip svečiai pas Dievą. Lord, I came back again. Štai ir vėl sugrįžau viešpatį. I need something, Lord. Man kažko reikia. And God gives it. Ir Dievas duoda. Bye-bye. Viso gero. Go. Ir išeinu. Guest. Svečias. Again, when we need something, Kai vėl kažko come prireiks, back again as a guest. vėl sugrįžtam kaip svečias. That's not the one God wants us. Tai ne to Dievas nori. God wants us to live there. Dievas nori, kad mes pastoviai gyventume ten. Not just when we want it. Ne vien tik, kai mums kažko reikia. Not just, when we are in trouble. Ne vien tik tai, kai bėda užpuola. Permanently living Pastoviai apsigyventi. in His presence. Jo buvime. How we permanently live? Kaip mes pastoviai apsigyvensim? With both confession Su išpažinimu and action. ir veiksmu. Both confession Su išpažinimu and action. ir veiksmu. Both believing Su tikėjimu and seeking. ir ieškojimu. You see, we are saved by faith. Mes išgelbėti tikėjimu. Our faith Mūsų tikėjimas proves that we are saved. įrodo, kad mes išgelbėti. And our action proves that we have faith. Ir mūsų veiksmas įrodo, kad mes turim tikėjimą. That's why Jesus could say to that paralyzed man, he saw their faith. Dėl to Jėzus pasakė apie tą paralyžiuotą vyrą. Jis pamatė jų tikėjimą. And you see, we don't see the wind. Mes nematom vėjo. We see only the results of the wind. Mes matome
vėjo rezultatus. What it does. Ką vėjas daro? When the tree is moving so much, Kai medžis linguoja smarkiai, we say, oh, look at how the wind is blowing. mes sakom, žiūrėk, koks vėjas pučia. But actually, that's not the wind. I mean, wind we cannot see. Vėjo paties kaip vėjo mes negalim pamatyti. And same like that. Lygiai tas pats. When we do the action, Kai mes atliekam veiksmą, Jesus can see it. Jėzus gali matyti. Then he can say, oh, look at the faith. Tada jis gali pasakyti, pažiūrėkite tą tikėjimą. And we cannot see the, tornado, Mes nematome uragano, the wind, tornado, kur sukasi. But the destruction it does, oh, so visible. Bet sunaikinimą, kurį jis atlieka, labai regimas. On the path, nothing stops. Ant kelio nieko nelieka. Nothing. Everything will be destruction. Viskas būna sunaikinta. And same thing. Lygiai tas pats. If we have the faith Jeigu mes turime tikėjimą, on our faith path, mūsų tikėjimo kely, nothing can be stopped. niekas negali mūsų sustabdyti. Anything we can overcome. Mes bet ką galim nugalėti. So today I would like to encourage you. Noriu šiandien padrasinti jūs. We are seeking God. Mes ieškom Dievo We are believing God. ir tikim Dievu. And we, pray and do all kinds of things. Mes melžiamės ir darom daugybę dalykų. But God wants us to do it diligently, Bet Dievas nori, kad mes stropiai tai darytumėm. without any break, Be sustojimo, be pertraukų, until we receive. kol gausim. I don't know whatever you expecting God from. Aš nežinau, ko tu lauki iš Dievo šiandieną. And something maybe you are still asking God. Galbūt tu ir dabar tebe prašai jo kažko. Don't stop. Nesustok. Don't quit. Nesustok. Just because you don't see the answer, that does not mean there is no solution. Vien dėl to, kad nematai atsakymo, tai nereiškia, kad nėra sprendimo. Only we don't know the solution. Mes nežinom to sprendimo, God knows exactly. bet Dievas tiksliai žino. Right before the breakthrough, all the time it gets harder. Prieš pat pasikeitimą, prasilaužimą pasidaro sunkiausia. It looks like God is not even looking at us. Atrodo, tarsi Dievas net nežiūrėtų į mūsų We're on pusę. top of the ceiling, Mes virš lubų and a big thick ceiling separates us and a miracle. ir labai storos lubos skiria mus ir mūsų stebuklą. But that's the time we cannot give up. Bet tuo metu mes negalim pasiduoti. That's the time we need to do more. Būtent tuo metu mums reikia labiau tai daryti. We need to tear that apart, all the roof and the ceiling, whatever is sealing us. Tas lubas mums reikia nuplėšti ir suplėšyti tai, kas skiria mus nuo Jėzaus. Destroy it, Sunaikink tai. and God will see your faith. Ir Dievas pamatys tavo tikėjimą. As soon as Jesus sees your faith, Kai tik Jėzus pamatys tavo tikėjimą, you will reward it. You will be rewarded. tau bus atlyginta. I don't know what's your reward today. Aš nežinau, koks tavo atlygis Please šiandieną. let's all stand. Prašau, atsistokim visi. Your reward is on the way. Tavo atlyginimas jau pakeliui. Your answer is on the way. Tavo atsakymas Don't give up now. jau pakeliui. Nepasiduok ir nesustok dabar. Right before the breakthrough, all the time the devil makes it more harder because he Prieš knows. pat pasikeitimą ir prasilaužimą velnias taip viską apsunkina, nes jis žino, kad Because he jau, knows the breakthrough is right around the corner. nes jau žino, kad tavo prasilaužimas čia pat už kampo. So right before the ceiling, don't quit Prieš pat lubas, atėjus iki tų lubų, nesustok. and believe more Tikėk dar daugiau. and do action more. Ir dar daugiau veiksmų atlik. Put the faith in action Savo tikėjimą panaudok veiksmuose. and not only believing Ne vien tik tikėk, but to seeking diligently. bet stropiai But ieškok. not jo. only hearing Ne vien tik klausyk, but doing the word. bet vykdyk jo žodį. So that whatever the miracle you are expecting from God, Kokio stebuklo belauktum iš Dievo, and whatever the reward you are expecting from God, kokio atlyginimo belauktum iš Dievo, make a decision today. padaryk apsisprendimą šiandieną. I'm gonna seek you until I find it. Ieškosiu tavęs tol, kol atrasiu. I don't know how you're gonna do it, Nežinau, kaip tu tai padarysi, but that's up to you, Lord. bet tai nuo tavęs I'm priklauso gonna seek viešpatie. you diligently, Lord. Aš tavęs ieškosiu stropiai, Because you said you will reward me if I seek diligently. nes tu pasakei, kad atlyginsi man, jeigu stropiai tavęs Lord, I want a ieškosiu. reward from you, Lord. Aš noriu atlyginimo iš tavęs I want a viešpatie. reward from you, Lord. Aš noriu atlyginimo iš tavęs I will viešpatie. seek you diligently, Lord. Ieškosiu tavęs Dieve stropiai. I will not quit. Nesustosiu. I will not stop in Jesus' name. Ir nesustosiu Jėzaus vardu. Thank you, Jesus, for my Ačiū reward. tau, Jėzau, už mano Thank atlyginimą. you, Lord, for my reward. Ačiū, Jėzau, už mano Because you atlyginimą. keep your word, Lord. Nes tu laikaisi savo You duoto never žodžio. lie nor forsake us. Tu niekad neapleidi mūsų ir niekad You nemeluoji. will fulfill Hebrews 11:7. Tu išpildysi Žydams 11:7. If I come to you, Lord, Jeigu aš ateinu pas tave viešpatie, you will reward me if I seek diligently. jeigu aš stropiai tavęs ieškosiu, tu man atlyginsi. Lord, I come to you. Viešpatie ateinu And I pas tave. seek you, Lord. Ieškau tavęs. I am expecting my miracle.
ir laukiu savo stebuklo. And thank you, Lord, for doing it. Ačiū tau, Jėzau, kad darai Lord, tai. I'm not only confessing, Lord, but I'm going to put in a practice. Ne vien tik išpažinsiu viešpatį, bet ir veiksme tai parodysiu. Lord, not only saying, but doing, Lord. Viešpatė ne vien tik kalbėsiu, bet ir darysiu. Thank you, Jesus, for helping me. Ačiū tau, Jėzau, kad padedi man. Lord, break my unbelief ceiling, Lord. Viešpatė, sugriauk mano netikėjimo lubas. Lord, break my doubt ceiling. Sugriauk mano abejonių lubas. And break everything that hindering my belief. Viešpatė, sugriauk viską, kas blokuoja ir stabdo mane. Oh, break all the ceilings, Lord, that are hindering my miracle. Visas lubas, kurios atskiria mane nuo mano stebuklo, viešpatė, sugriauk Jėzaus vardu. Thank you, Lord. Ačiū tau, Jėzau, ačiū tau, viešpatė. Aš sugriaunu bet kokias lubas Jėzaus vardu, kurios trukdo priimti stebuklą. Bet kokį netikėjimą aš sudaužau Jėzaus vardu. Aš įsakau abejonėms lauk iš šitos vietos. Ačiū tau, Jėzau, už tavo stebuklą. Ačiū tau, Jėzau, kad sustiprini ir augini mūsų tikėjimą. Ačiū tau, viešpatė, kad stiprini mūsų tikėjimą. Nebeliks netikėjimo daugiau. Nebeliks abejonių daugiau. Ačiū tau, Jėzau, kad stropiai tavęs galim ieškoti. Nes tu mūsų atlygis, viešpatė. Tu esi mūsų atlygintojas. Ir mūsų problemų sprendėjas, Jėzau. Ir mūsų atsakymų davėjas tu, Jėzau. Ačiū tau, Jėzau, už mūsų atsakymus. Ačiū tau, viešpatė, kad išsprendi mūsų problemas. Ačiū tau, viešpatė, kad sustiprini mūsų tikėjimą. Ačiū tau, viešpatė, už prasilaužimą. Ačiū tau, viešpatė, už kiekvieną žmogų čia esantį. Sustiprink jų tikėjimą, Jėzau, kad jie gaus tai, ko jiems reikia, viešpatė. Ačiū tau, viešpatė, kad padedi jiems stropiai tavęs ieškoti. Ačiū tau, Jėzau, kad darai tai. Ačiū tau, viešpatė. Ačiū tau, viešpatė, kad darai tai. Ačiū tau, Jėzau. Viešpatie, padėk mums mūsų tikėjimą parodyti veiksmuose. Ačiū tau, Jėzau. Haleliuja. Šlovinam ir garbinam tave, Dieve. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, viešpatie, kad darai. Dėkokim draugė visi už tai, ką jis padarė jau. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, Jėzau, kad darai tai. Ačiū tau, Jėzau, kad darai tai. Ačiū tau, Jėzau. Šlovinu tave, Jėzau. Haleliuja, Jėzau. Ačiū tau, Jėzau. Garbinu tave. Ačiū tau, Jėzau, už tavo stebuklus. Už tavo meilę. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, viešpatie. Haleliuja, Jėzau. Ačiū tau, viešpatie. Haleliuja, Jėzau. Haleliuja. Dievas besimeldžiant man dar vieną pavyzdį priminė. Mes visi šį vyrą žinom. Jis buvo paklydėlis sūnus. Jis paliko tėvo namus. Jis buvo siaubingoj padėtyje. Alkanas. Sėskit, prašau. And he was not only hungry, he was starving. Jis ne tik buvo alkanas, jis badavo. And he's in a foreign country. Jis buvo svetimoj šaly. Nobody gave anything. Jam niekas nieko nedavė. When he got to himself, kai jis susiprotėjo, Lord, he said to himself, jis pasakė pats savo, susiprotėjęs, I'm going to go to my father's house. aš grįšiu į tėvo namus. Well, he said to himself, Jis pasakė pats savo. he said Jis pasakė with his words. savo žodžiais. And then after a few verses, Ir už kelių eilučių and he did it. jis atliko tai. He not only saying it, Ne vien tik pasakė, he did it. jis atliko tai. It was so hard for him. Jam buvo labai sunku. Completely broke. Visiškai sugniuždytas. No shoes, Be batų, bare feet. basas. Had to walk home. Turėjo pareiti namo. But he had to put in the practice. Bet jam tai reikėjo atlikti veiksme. Had to put in action. Jis turėjo tai padaryti tam But veiksme. when he put into action, Bet kai jis tai savo tikėjimą perkelė į veiksmą, Father came tėvas išėjo and rewarded him. ir atlygino jam. He not only said, Jis ne vien tik pasakė, he did it. bet jis padarė. So many times we just say, Taip dažnai mes vien tik sakom, I'm going to go to God. eisiu pas Dievą, I'm going to fast. pasninkausiu, I'm going to pray. melsiu I'm going to preach the gospel. ir skelbsiu Evangeliją. I'm going to give my testimony.
ir liudysiu. I'm gonna go and give a testimony to our friend. Ir savo draugams liudysiu. But only saying it, Vien tik sakymas it's not gonna help. nepadės. But when we do it, Bet kai darom, the reward is unbelievable reward. atlygis neįtikėtinas. Unbelievable. Neįtikėtinas. You see, as long as we are saying it, it's never gonna be done. Never. Tol, kol mes vien tik sakysime, nebus atlikta. This one, remember this one. Atsiminkit tai. God never believes what you say. Dievas niekad netiki tuo, ką tu He only sakai, believes what you do. tik tiki tuo, ką tu You darai. can tell God, Lord, I'm gonna bring 10 people next meeting. Tu gali pasakyti Dievui, Dieve, aš atvesiu 10 žmonių į susirinkimą, jis netiki But tavimi. he believes once you did it. Bet jis patikės When tavimi you put it into tada, action, kai tu atliksi tai. you can tell God, Gali pasakyti Lord, I'm Dievui, gonna fast every Saturday. kiekvieną šeštąjį pasninkausiu. God don't believe until you do it. Dievas netiki tavim, tol, kol tu nepadarai tai, kol tu nepradėsi pasninkauti. So only action, not just the word. Vien tik veiksmas. And that activates our faith. Faith. Not just the words, but action Yes. also. It activates our faith Yeah. to receive the reward. Ne vien tik žodžiai, bet ir veiksmas. Ir tai suaktyvina mūsų tikėjimą ir mes galim priimti atlyginimą. Hallelujah. Oh, God is so good to reward us. Dievas toks geras atlyginti mums. I'm Haleliuja. glad he's not a man. Oh boy. Aš taip džiaugiuosi, kad jis ne kaip žmogus. Aren't you glad? Ar jūs nesidžiaugiat? Boy, yeah. Haleliuja! Aren't you glad I'm not God? Ar jūs džiaugiatės, kad aš nesu Dievas? What if I'm God? Jeigu aš būčiau Dievas, Oh boy, you will be all in trouble. jums būtų negerai? I'm glad God is not like me. Dievas ne kaip aš. God is not like any man. Dievas boy. nėra kaip joks žmogus. Who will be all in trouble? Mums visiems būtų negerai, bėda. He's not a man that he should lie. Jis nėra kaip žmogus, kad meluotų, jis niekad nemeluoja. And he keeps his word. Jis laikosi savo duoto žodžio. The only part missing is our part. Vienintelė dalis, ko trūksta, tai mūsų dalies. Our part. Everything he has done already. He did everything he has to do. Everything. Viską, ką jis turi padaryti, jau jis atliko, jau jis padarė. Jau atlikta iš jo pusės viskas. Our part is left. Vienintelė dalis, kuri yra likusi, tai mūsų. Our part is left to receive the reward. Mūsų dalis yra likusi, kad priimtumėm atlyginimą. God is so good. Dievas labai geras. Well, I just want to give you maybe quick testimony. Labai tokį trumpą liūdimą. When our Bible college where we studied in America, Biblijos mokykloje, kur mes they mokinomės, started in 1977. 77 metais jie And atsidarė tą all these mokyklą. 33 years, Ir per 33 metus they never had a student reunion. jie niekad nebuvo darę studentų So susitikimo. this year they wanted to do it. Taigi šiais metais jie užsinorėjo tai padaryti. And when I heard about that, Ir kai aš apie tai išgirdau, I felt in my spirit I need to go. aš jaučiau savo viduje, kad man reikia nuvažiuoti ten. Since my passport is Indian passport, I need a visa. Aš su indišku pasu, reikalinga man viza. So I had to go to the embassy in Vilnius. Taigi man reikėjo važiuoti į ambasadą Apply for Vilniuje, visa, kreiptis dėl vizos. But I did not have much no excitement Labai nebuvau sužavėtas tuo, because I was rejected, before. nes prieš tai aš esu negavęs vizos. I was rejected in India and also here in 2004. Ir Indijoje esu negavęs vizos prieš tai, ir Lietuvoje 2004 metais taip pat negavau. I got a little bit desire inside, but again, I thought, they might not give me this. Aš gavau šiek tiek, turėjau troškimo širdį kreiptis, bet galvojau, galbūt gausiu, galbūt ne. And I said, okay, if it is God's timing. Ir aš pasakiau taip, jeigu tai Dievo metas, man skirtas, Dievas atidarys duris. I tried before on my own effort. Aš bandžiau pats savo jėgomis gauti prieš tai, Door completely shut. o durys buvo uždarytos. I did many things. Aš daugybę dalykų buvau padaręs. I asked the politicians in America to write a letter on behalf of me. Politikai Amerikoje buvo rekomendacijas man parašę. Yeah. I got many recommendations. Aš turėjau daug. Congressmen Kongreso from 3 states. iš 3 valstijų, 3 From kaip Texas, lietuviškai. Hawaii and Oklahoma. Oh, and very good. Parlamentarai. Yeah. Iš 3 valstijų buvo parašę rekomendacijas And they man. wrote so good. Ir jie labai gerai parašė jas. Still I did not get Ir aš negavau vizos. because that was all on my own effort. Tai buvo mano pastangos. So this time I went. Taigi šį kartą aš nuvykau. He was asking all kinds of questions. Visokių klausimų man So uždavė. nice, and I was thinking, man,
I didn't have any recommendation now this time. Dabar be jokių rekomendacijų. Jokių. Only one invitation from the Bible college. Aš turėjau pakvietimą iš to Biblijos koledžo. And after maybe 2 minutes. Gal po kokių 2 minučių interviu. Okay, come back tomorrow, pick up your visa. Sakė, gerai, rytoj ateik pasimti vizą. I said, oh, I said loudly, thank you, Jesus, God bless you, sir. Aš garsiai pasakiau, ačiū tau, Jėzau, Dievas te palaimina tave. And then it was not enough for me, so I said loudly, hallelujah. Taigi aš garsiai pasakiau taip. The whole people were looking at me. Visi žmonės ambasadoje žiūrėjo į mane. And he already decided to give me visa. Taigi jis buvo jau nusprendęs man duoti You vizą. know, but the devil is so crazy. Bet velnias kvailas. As soon as I shouted hallelujah so loud, I Po shouted. to, kai aš garsiai sušukau aleliuja, aš iškėliau rankas. And the devil said, Ir velnias man oh pasakė, yeah, you said hallelujah, he's not going to give you tomorrow. kadangi tu pasakė aleliuja, rytoj vizos negausi. He said now, but tomorrow when you come, you're not going to get it. Taigi dabar jis tau tai pasakė, bet rytoj, kai ateisi, tu jos negausi. I mean, you see, the devil is so crazy. Matot, velnias kvailys. Yeah, because you know now Barack Obama government is different now. They're putting religion a little bit down. Dabar, matot, valdžia Amerikoje pasikeitus ir ta religinė laisvė, jinai pradėjo būti ribojama. It was so good, yeah. So this Thursday I will go. Taigi šį ateinantį ketvirtadienį aš išvažiuosiu. Yeah, and next week is the reunion. Ir kitą savaitę bus tas susitikimas. I hope I will see all of my classmates. Labai tikiuosi pamatyti savo klasiokus They visus, would all come 3 days. They are nes meeting. tas susitikimas vyks 3 dienas. And then I don't know what God opens the door. Wherever He opens the door, I will go. Aš nežinau, kur ten Dievas man atidarys ir aš važiuosiu kur ar I ne. will stay 18 days. Aš 18 dienų išvažiavęs And come būsiu back August 10. ir grįšiu, By the time I come here, it would be 12. išvažiuosiu 10 rugpjūčio iš ten. Please, I need your prayers. Man labai reikia jūsų maldų. Please pray for my travels. Melskitės už mano kelionę. After 9 years, Aš važiuoju po 9 metų. I wanted to go so much, and I told the counselor. Aš anksčiau norėjau taip pat labai nuvažiuoti. Aš pasakiau konsului. My director is 83 years old now. Aš pasakiau, kad šios mokyklos direktorius jau jam Before he goes to 83 be the metai. Lord, I told him before he Aš goes jam to be the pasakiau Lord, taip, prieš tai, kaip jis išeis pas viešpatį, I want to go and meet him aš noriu susitikti dar su juo. and lay hands on me. Aš noriu, kad jis uždėtų rankas ant manęs ir palaimintų mane. Maybe he thought that's a good one. So, Gal jis pagalvojo, kad čia geras noras. so I want to, I want impartation, Aš noriu perimti and I don't know how many other people. Dievo patepimą ir aš nežinau, kiek aš žmonių susitiksiu. So pray that for all my travels, bus to Warsaw and aeroplane. Melskitės už mano kelionę, aš autobusu važiuoju į Varšuvą, o paskui skrendu iš Varšuvos lėktuvu. And also pray for my family here, Ir už mano šeimą čia, so they won't miss me much. kad per daug jie nepasilgtų manęs. And thank you, Jesus. God is so good. Dievas labai geras. And also I want to tell you one thing. Dar vieną dalyką pasakysiu. Every Monday, Wednesday, Friday we are fasting and praying. Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais mes pasninkavom ir melžiamės. And Wednesday, also, Trečiadienį sometimes, all the time, Ramona and Francisco will come. Yeah. visą laiką Ramonė su Francesco atvažiuoja ir mes melžiamės. It's so wonderful. Tai nuostabu. And we start at 10 o'clock. 10 valandą pradedam. And sometimes, we'll discuss. We just something comes up. Kartais mes tiesiog pradedam bendrauti, šnekytis, kažkoks dalykas iškyla. Last Wednesday we were discussing until 6 o'clock in the evening. Praeitą trečiadienį po maldos mes kalbėjomės iki 6 valandų vakaro. 8 hours. 8 valandas. And you see, when the spiritual things we're discussing, time flies. Kai mes pradedam kalbėtis apie dvasinius dalykus, laikas bėgte prabėga. No food, nothing. Be jokio maisto. Sit down there and Sėdėjom, prayed and then, meldėmės, o paskui pradėjom kalbėti. It's so nice. Labai We discuss many things, whatever the God. daugybė dalykų. So, and it's so wonderful to see, because I learn sometimes Nes with them also. aš tai bendraudama su jais taip pat išmokstu. Sometimes they say some sentence. Jie kažką pasako, Like a powerful nugget comes out. toks kaip kažkoks labai stiprus, išgrynintas dalykas pasakytas. It's wonderful to learn from each other. Yra nuostabu mokintis mums vieniems iš kitų. So, I mean, if you have a free time, Jeigu turit laiko, please come. I mean, if you would like to atvykit, come. jeigu galit. Yeah,
we would like to pray at least minimum 2 hours. Mes norime melstis Yeah. porą valandų bent. Sometimes go, sometimes less, whatever. Įvairiai. Sometimes we discuss some scriptures, whatever God puts Kartais in our heart. apie Dievo žodį pradedam diskutuoti, dalintis Dievo žodžiu, ką širdį And turim. it's so nice to see, what God is speaking to other people. Kaip puiku matyti, kad Dievas kalba kitiems žmonėms. So that one also, keep that in your minds. Atsiminkit šitą What dalyką. else?